Jo čia iniciatyva, jisai žino, ko nori pasiekti ir jisai turi pirmininkauti. Pirmas dalykas. Antras dalykas, man atrodo, mūsų pakrypo visiškai kita kryptimi tas susirinkimas, tas pasakas apie rušiavimus, visą šitą mes senai girdėjom, senai žinom, tas nulijos, čia yra niekai, bet čia yra Lietuva, brangiai man. Jūs matot, kas darosi, kai teismo sprendimai nevykdomi. Jūs paimkit labai paprastą dalyką, paskutinį dalyką, žmogaus teisių teismo sprendimą, kai yra sudaroma komisija, kad to sprendimo nevykdyti. Aš kalbu apie prezidentą Rolandą Paksą. Juk taip yra. Lygiai taip pat ir dabar, spalio 18, atėjo labai greitai. Ir aš tikrai būsiu su gyventojais kartu, kai spalio 18 blokuos kelius, vėl duos į teismą Lietuvą į aukštesnės Europos teismus ir jie bus teisūs, brangiai man. O mes čia visi, kaip nors praeis, iki spalio 18, jokio leidimo mes negausim. Jau procedūros yra visas šitą. Ir mano pasiūlymas yra labai aiškus. Kreipti, sudarius dabar darbo grupę, labai gerai idėja. Bet ta problema čia yra ne vien tik Vilniaus, sakykime, buvusios atskirties ir visų rajonų ir regionų. Čia Lietuvos problema. Mes turim didžiausią regioną, 800 000 žmonių.